Visiškai slapta informacija. Sveiki. Iš tikrųjų, šiandien pakalbėsim apie šilumblių kainas ir montavimo kainas. Nes niekas internete to nesako, sako labai gerai, labai pigu, už dyką ir panašiai. Pateiksime kelis konkrečius pavyzdžius, kaip išeina ir kaip apsimoka įsirengti šilumos siurblį. Štai, stovime prie vieno iš pigesnių pavyzdžių. Namas senas, šilumos siurblys 12 kW. Kadangi šilumos siurblys kainavo tik 3000 eurų, o už jį parama sugrįžta net 3200 eurų. Atrodo, kad net daugiau pinigų grąžino, negu užmokėjot už siurblį. Bet įvertinkite tai, kad dar yra darbai, gliukolės, visos medžiagos. Vidutiniškai reikia šilumos siurblio prišimui skaičiuoti bent 2000 eurų. Šitas objektas kainavo žmogui 5000 eurų, sugrįžo 3200 eurų. Bet pažiūrėkime į kitą prabangų objektą. Štai ir atvykome prie kito objekto, kur yra visai kitos klasės šilumos siurblys. Galingumas panašus. Jis yra 12 kW monoblokas su integruotu viduje boileriu. Taip pat priderintas prie seno kieto kuro katilo. Tik čia yra svarbiausias skirtumas, kad šito komplekto kaina pačio siurblio vidinio ir išorinio yra 8000 eurų, o už jį sugrįžta beveik 4000 eurų. Apibendrinant, norėčiau pasakyti, kad ir kokį šilumos siurblį pasirinksite, jums grįž nuo 40 net iki 80% paramos. Ir norėčiau paraginti, nes parama jau persivėtė į antrą pusę ir ilgai jinai nesitęs. Kreipkitės jau dabar ir mes parinksime jums puikų šilumos siurblį ir suderinsime su sena sistema.